Ar gali žirgas išgelbėti gyvybę ten, kur mirtis yra kasdienybė? Dauguma istorijų apie Aušvicą pasakoja apie neįsivaizduojamą žiaurumą, tačiau Henry Osterio istorija yra kiek kitokia. Tai pasakojimas apie 15-metį žydų berniuką, kuris rado prieglobstį nacių arklidėse. Šiandieną papasakosiu apie neįtikėtiną išgyvenimo dramą, nutikusią Aušvico koncentracijos stovykloje. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar gero žiūrėjimo. Dauguma medinių barakų, kuriuose buvo kalinami žmonės Birkenau stovykloje, buvo pastatyti pagal vokiečių kariuomenės arklidžių projektą. Šie pastatai buvo skirti maždaug 52 žirgams. Tačiau naciai į vieną tokį baraką suvarydavo nuo 400 iki 1000 kalinių. Ant barakų sienų iki šiol galima pamatyti išlikusius metalinius žiedus, kurie buvo skirti arkliams pririšti. Nors kaliniai gyveno pritaikytose arklidėse, stovykloje buvo laikomi ir tikri žirgai, naudojami SS reikmėms. Aušvico stovykloje veikė SS jojimo skyrius. SS karininkai žirgus naudojo tiek tarnybai, tiek laisvalaikiui. Aplink Birkenau bus suformuota didžiulė, taip vadinama interesų zona, kurioje naciai vykdė žemės ūkio eksperimentus. Žirgai buvo naudojami laukų apdirbimui ir krovinių pervežimui. Šiems darbams atlikti kai kuriuose stovyklos skyriuose buvo įrengtos tikros arklidės. Henris Osteris gimė 1928 metais Kelne, Vokietijoje. Jis buvo paprastas vaikas, kol 1933 metais į valdžią atėjo naciai sugriovė jo šeimos gyvenimą. Iš daugiau negu 2000 Kelno žydų, deportuotų kartu su juo, karą išgyveno tik 23. Henris buvo vienas iš jų. Po baisių metų Lodzės gete, kur nuo bado mirė jo tėvas. Vieną dieną jisai grįžo iš darbo, visas išsekęs, tada atsigulė šalia sienos ir užmigo. Jis daugiau nebepabudo. 1944 metais Henris kartu su motina buvo įgrūsti į gyvulinius vagonus ir išsiųsti į Aušvicą Birkenau. Kelionė truko kelias dienas, o atvykus į Birkenau žmonės buvo rūšiuojami. Vieni dar galėjo pagyventi, o kiti iš karto būdavo siunčiami į dujų kameras ir sunaikinami. Henris buvo atskirtas nuo mamos ir daugiau jos nebematė. Ji iš karto buvo pasiųsta į dujų kamerą. Jis liko visiškai vienas ir išsekęs. Tačiau jam nusišypsojo sėkmė, jis mokėjo vokiečių kalbą. Tarp kalinių buvo susitarimas, jokių būdų nepadėti ir nebendradarbiauti su savo skriaudikais. Kai naciai ieškojo kalinių darbo arklidėse, Henris kiek padvejojęs pasisiūlė. Arklidės naciams buvo strategiškai svarbios. Čia buvo veisiami ir prižiūrimi žirgai Vokietijos kariuomeniai, kurie buvo pripratę tik prie vokiečių kalbos. O Henris buvo vienintelis ją mokėjęs savanoris. Žirgai buvo gana agresyvūs, kandžiojosi, spardėsi. Žydų gyvybės buvo bevertės, jei kuris susižeisdavo ir nebegalėdavo dirbti, iš karto būdavo siunčiamas į dujų kamerą arba nušaunamas vietoje. O darbas su žirgais tikrai nebuvo lengvas ir dažnai ištikdavo vienokią ar kitokią traumą. Henris savo žaizdas gydydavo savo šlapimu. Jam buvo paskirta rūpintis 3 žirgais – Kumelė, Mutį ir Olga, bei didžiuliu eržilu vardu Barbarosa. Darbas arklidėse buvo sunkus ir trukdavo po 12-16 valandų per parą. Tačiau tai buvo jo bilietų į gyvenimą ir jisai tai žinojo. Kadangi visi žydai būdavo marinami badu ir gaudavo tik minimalų kiekį maisto tam, jog nemirtų, darbas arklidėse buvo geras tuo, jog galėdavai prasimanyti šiek tiek daugiau maisto. Henris slapta valgė arklių pašarą, avižas ir sėlenas. Jis net gėrė kumelių pieną, kad suteiktų jam jėgų, kurių kiti kaliniai neturėjo. Arklidės buvo po stogu, o žiemą arkliai skleisdavo šilumą, kuri saugojo Henrį nuo sušalimo. Arklidės dažnai būdavo už stovyklos tvoros, tad prižiūrėtojai galėdavo bent retsykiais prisiminti laisvės skonį. Tačiau grįžusius juos pasitikdavo realybė. Gyvuliais būdavo rūpinamasi geriau už pačius žmonės esančius stovykloje. Barbarosa ir kiti žirgai Henriui tapo vieninteliais draugais. Gyvūnai neteisė jo dėl dryžuotos aprangos ar žvaigždės ant krūtinės. Jie tiesiog pasitikėjo juo. Tačiau saugu nebuvo.
Henris prisimena, kaip rizikinga buvo pavogti net mažiausią morką. Už tai grėsė mirties bausmė. Vieną kartą vieno iš jo kumelių pradėjo vesti kumeliuką būtent tada, kai nuskambėjo vakarinės patikros sirena. Jei jisai būtų palikęs arklį, kumeliukas būtų žuvęs. O jeigu būtų likęs, naciai būtų jį sušaudę už neatvykimą į rikiuotę. Henris rizikavo, pasislėpė su arkliu ir tik vokiečių kalbos mokėjimas bei sėkmė padėjo jam išvengti mirties tą naktį. Arklidėse jisai pradirbo 4 metus ir jos greičiausiai išgelbėjo jo gyvybę. Nacistiniai Vokietijai susidūrus su rimtu pasipriešinimu buvo nuspręsta sunaikinti kalinius ir pasitraukti į Vokietiją. Henriui pasisekė, jisai buvo paskirtas žygiuoti taip vadinamų mirties maršų. 1945 m. sausį, artėjant sovietams, Henris išgyveno mirties maršą į Buchenwaldą. Jiems atvykus, pirmasias 9 dienas jie visiškai negavo maisto. Jis buvo visiškai išsekęs, kai balandžio 11 dieną stovyklą išlaisvino amerikiečių generolo Patono armija. Po karo jisai emigravo į JAV, tapo gerbiamu optometrijos profesoriumi ir tik po daugelių dešimtmečių nusprendė papasakoti savo istoriją pasauliui. Jis mirė 2015 metais, būdamas vienas paskutiniųjų Kelno žydų bendruomenės liudininkų. Tai istorija apie tai, kai žmogiškumas ir ryšys su gamta gali padėti ištverti didžiausią tamsą. Henris sakydavo, jei galėsiu būti naudingas šiems arkliams, galbūt liksiu gyvas. Jis tapo naudingas ir šiandieną mes žinome apie jo istoriją. Henry Oster savo istoriją papasakojo knygoje Aušvico arklininkas. Jeigu norite daugiau panašių istorijų, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir komentarų skiltyje pasiūlyti sekančią video idėją. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirengdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.